Labadiena visiems mūsų YouTube su Žalgirio kanalo žiūrovim. Norim iš karto padėkoti, kad jūs žiūrit mūsų kanalą, kad spaudžiat patiktukus, už jūsų komentarus irgi. Ir tada stengiamės būti visada įvykių eigoj, tas, kas tuo metu aktualu Lietuvai, ir kalbam per šito stalo su profesionalais. Šiandien mūsų Respublikos apšviesto stalo svečiai yra psichologas, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Navaitis ir ekonomistas Raimundas Kuodis. Taip, tikrai tokia lygtai ir džiugi būtų žinia, ką mes viešoje erdvėje praėjusią savaitę esame išgirdę, tai, kad Lietuva pagal laimės indeksą yra pirmaujanti pasaulyje. Ten yra pagal jaunimą mes esame pirmoje vietoje, kurie skaito save gyvendami mūsų valstybėje laimingi. Na, ten senjorai šiek tiek žemesniai, bet galbūt pradėsim nuo mūsų svečių, kurie labai puikiai susigaudo šitos dalykuose, nes priminsiu, kad Gediminas yra parašęs tokią knygą, kuri vadinasi Laimės ekonomika. Ir vat, Gediminai, kai jūs sužinojot šitą, tai ar tikrai mes jau Lietuvoje tokie laimingi ir galim džiaugtis, kaip jūsų akim žiūrint? Tai jeigu indeksas yra geras, tai džiaugtis turime ir čia nėra dėl ko ginčytis. Bet, kas visgi yra įdomu, kalbant ir apie indeksą konkrečiai, nes labai dažnai mūsų politologai, kartais ir jų žurnalistai kalba tik apie patį faktą, kad štai yra toksai skaičius. Nu, gerai, skaičius yra, galime jo pasidžiaugti, kokios išvados, kas iš to seka. Ir vienas dalykas, labai paprastas, regis, prieš 4 metus, kada esama koalicija ar konservatoriai, nesvarbu kaip pavadinsim, atėjo į valdžią, indeksas, kiek pamenu, buvo 42. Dabar jis yra, 42 vietoje, atsiprašau, Lietuva buvo. Dabar jis yra 20 vietoje. Tai iš vieni šito fakto būtų galima, o dabargi rinkimų metai, kurti tokią rinkiminę strategiją, šaukti štai žiūrėkite, ką mes padarėme, kad Lietuva tapo žymiai laimingesnė negu kad buvo. Ir tada čia ir kyla įdomus klausimas. Kodėl man vienam šitą mintis ateina į galvą? Kodėl, mūsų politiniai technologai, viešųjų ryšių specialistai paminėjo šitą temą ir viskas, tarsi pamiršta. Nes kas atsitiktų visgi, jeigu būtų pradėta taip kalbėti? Tai natūraliai būtų užduotas klausimas, o ką darėte? Ir tada mes turim, mano galva, tokią platesnę temą. O išvis valdžia, ką jinai daro? Ar jinai sukuria, čia ir žiūrovams norėčiau tą klausimą pasiūlyti. Kaip žiūrovas, kaip atsakytum? Ar valdžia sukuria daugiau rūpesčių ir problemų žmonėms, ar nors kiek tų problemų sumažina? Ir manau, kad atsakymas nebūtų toks labai lengvas ir vienareikšmiškas. Nes grįžtų prie laimės indekso. Nes pasakius, kad čia mūsų nuopelnas, reikėtų sakyti, o ką mes darėme. Ir atsirastų klausimas, o ką toliau darysite. Ir tada galbūt pastebiu, kad mes pernelyg įnykstame į valdžios vertinimus, diskusijas, o gyvenimas, jisai neišvengiamai juda savo kryptimi. Ir verslas, profsąjungos, daugelis kitų organizacijų, jos neišvengiamai keičiasi ir keičiasi pagal laimės ekonomikos principus. Bet net ir šitas žodis, aš galiu ramiai pasiremti tyrimais. Šitas junginys, laimės ekonomika, tai iš vienos pusės dėja, o iš kitos pusės galiu pasidžiaugti, kad čia turime šitoje laidoje profesorių Raimundą, mes šnekame apie laimės ekonomiką gal 10, gal 15 metų. Ir iki šiol, kas labai liūdna, tie, kurie priiminėja sprendimus ekonomikos srityje kitur, jiems tai neegzistuojantis terminas. Jie dar bando kažką pasakyti apie laimę. Bet apie laimės ekonomiką jiems tie dalykai nesusijungia. Pasamprototi, kaip atrodo tas samprotavimas. Norit, tai būkit laimingi, kas jums trukdo medituoti, apgriaužti morkas. Tada jiems sakoma, visgi tai yra visa pažiūrų koncepcija, sprendimai būdai.
kalbame ne apie vieną atskirą žmogų, kalbame apie visuomenę. Nu įdomu, tada įdomu. Ir nelyskite su šitais pasiūlymais. Tai va čia atsiranda iš tikrųjų apie ką padiskutuoti. Gerai, dėkui Gediminai, vienu žodžiu, aš nepasakyčiau tik tai reaguodamas, kad taip jau niekas niekur neskambėjo. Tikrai teko girdėti, kada buvo paskelbta ta informacija ir diskusija ir radio laidoje, ir televizijoje nekartą, bet kokiu atveju, gerbiamas Raimondai, kokie jums mintys kyla, kadangi jau čia kolega išprovokavo jūs. Na, mes su kolega, nežinau, 20 metų turbūt propagujom šitas idėjas tokio šiek tiek platesnio požiūrio į šalies progresą ir kartais regresą. Ir bandom nueiti nuo tų tokių siaurų politikams gal labiau suprantamų dalykų, kaip materialinis pasaulis, kiek mes čia pagaminam dabar kėdžių per dirbtą valandą ir ar tai daro mus laimingus ar ne, nes nesvarbu, bet svarbu, kad ekonomika materialiai vystosi kažkur teigiamą kryptį. Tai neneigiant, aišku, materialinių dalykų, ypač ankstyvoji vystymosi stadija, kai kovojam už kažkokią duoną kasdieninę, kai prisimenam tos 90-ųjų tą pradžią, tos ganėtinai sunkus laikus, tai Lietuva tikrai padarius milžinišką šuolį į priekį. Taip, yra dar gausybė vietų, kur skamba kažkokie pavojaus dalykai, tai emigracija, savižudybės, čia mes nesam... Pirmaujantis. Nesam, kaip sakant, patenkam į dešimtukus iš kito galo dažnai. Tai ar ta pati JAV, kur mums kažkada buvo, kažkoks, tai nežinau, nekvestionuotinas modelis. Tenais, pavyzdžiui, kelis dešimtmečius trumpėja gyvenimo trukmė buvusios viduriniosios klasės, daugiausiai baltųjų žmonių. Kodėl? Tai va čia ekonomistai, laimės ekonomistai ir pradeda klausinėti šitų dalykų. Kas darosi su atskirom visuomenės grupėm, kodėl jos, pavyzdžiui, pradeda save galabytis, girdėjote apie opioidų krizės ir visus panašius dalykus, tokie dalykai neatsiranda lygioj vietoj. Kažkas buvo prieš tai. O prieš tai buvo offshorizacija, globalizacija, miestelių, kurie turėdavo dažnai vieną gamyklą, vienintelį darbdavį, ištuštėjimas. Tie žmonės liko, kaip lietuviai sako, ant ledo. Tai netgi augančiai ekonomikai gali būti tokių pavojaus ženklų, kuriuos reikia anksti reaguoti ir neignoruoti jų, nepaisant to, kad BVP koks nors ten auga. Tai čia nauji gana dalykai. Yra šalių, kurios institucionalizavo laimės ekonomiką kaip tokį visapimantį vertinimų šalies progreso vertinimo modelį. Butanas buvo kažkada labai ankstyvas pavyzdys. Tada prie Sarkozy Prancūzija padarė labai didelį šuolį tą kryptimį ir Europą šiek tiek užkrėtė, buvo speciali komisija iš Nobelio laureatų, Stiglico, Fitoussi ir kitų ten. Tai dabar jau, nori, vyriausybės jau bando plačiau žiūrėti, imigracijos reikalai, gimstamumas, savižudybės, streso lygiai, kurie, aišku, koreliuoja gana smarkiai su to, kas vyksta su mūsų sveikatomis galų gale ir panašiai. Tai, žinoma, materialiniai dalykai gali kompensuoti iš dalies kažkur atsilikimus kitoj vietoj, gali užgožti problemas, bet šitas būdas, aš tikiuosi, visiems laikams įsitvirtino ir tie pasaulio kasmetiniai laimingumo raportai, kurie irgi ruošiami vienu iš pradininkų šito mokslo, Richardo Layardo, pavyzdžiui, Lordo Anglijos, tai tikrai yra geras pasiekimas. Ir paraleliai eina, pavyzdžiui, nelygybės raportai didžiuliai pasaulyje, kur irgi, kas iš to, kad BVP vidutiniškai auga, kam jis atitenka, kodėl atitenka, šitie dalykai irgi nagrinėtini. Ir laimės ekonomika beje sako, kad mes lyginamės su kaimynais. Ir čia atsiranda visai nauja dimensija, kaip mes atrodom kaimyno atžvilgiu, o ne savo praeities atžvilgiu. Kitaip tariant, tavo gerovė gali atseit didėti materialinę tavo praeities atžvilgiu, bet jeigu kaimyno didėja greičiau, jeigu kaimynas tą gerovę susikuria nesąžiningais būdais, tai spaudžia tavo smegenis. Tai joks BVP jums niekada neparodys šitų giluminių dalykų.
Supratau, bet pridėčiau vieno... Gerai, Gediminai, bet va šiek tiek norėčiau kai kurios dalykus mūsų žiūrovom, kad būtų aiškiau. Gerbiamas Raimondas, jis jau paminėjo šiek tiek tuos, kad kas įeina vertinant tą laimės dalykus, čia pasižymėjau, bet galbūt priminkit skaitytojom aplamai va tas vietos, kurias mes paimam, kodėl jaunimo tarpe, kodėl būtent seniorų tarpe ten yra kitokie rodikliai. Ir paaiškinti, kas, jeigu galima šiek tiek plačiau, kodėl būtent tie rodikliai pasižymti, ką gerbiamas Raimondas kalbėjo. Ar čia vien tik tai, nes iš tikrųjų pats pirmas, tai manyčiau kažkokie materialiniai dalykai, bet kada kalbama apie BVP, tai labai teisingas pastebėjimas. Mes negalime ekonomikui prisirišti niekad prie vieno rodiklio, čia bent jau 5-6 turi būti turbūt vertinant kažkokios šalies būklę. Tai jūs ir pajutote, apie ką reikia kalbėti, nes aš jau bandžiau kaip ir įsiterpti, truputėlį paaiškindamas tą situaciją, kad kodėl paprastas klausimas, kodėl iš vis atsirado laimės ekonomika, kodėl tie du žodžiai, kurie atrodo iš gana skirtingų sričių, jie susijungia. Ar mes čia tapom kažkokie labai geri, 1000 metų buvom, ekonomika, vergovinė rėmėsi rimbu, gerai užtvoja ir dirba. Bet kiek jisai padarys užtvotas rimbu. Tada kažkam atėjo mintis, kad gal visgi duokim jam ten žemės truputėlį ir atimkime didžiąją dalį to, ką jis ten sukurs. Jis geriau dirbs negu tas priluptas. Po kiek laiko atėjo mintis, kad gal jam leiskime daugiau laisvės, laisvai prekiaut savo darbo jėgą, tegu ir nemokėsim už tai pakankamai. Ir koks tai visgi progresas įvyko. Tai progresas nesustoja, jisai vyksta ir toliau. Ir labai paprastas skaičius, kad 20 amžiaus pradžioj vienas žmogus išsivysčiusioje šalyje gamino tiek, kiek 5 atsilikusioje. Tai vienas anglas, vaizdžiai sakant, gamino tiek, kiek 5 indai Anglijos tuo metu kolonijoje. Šiandieną vienas žmogus išsivysčiusioje šalyje, šiandieną tai aš bijau, kad mano skaičiai maždaug gal 10 metų senumo, gal 8. Gamina kiek 300 atsilikusioje. Vienas žmogus, sakysim, Silicio slėnyje, gamina kiek, visai nesenai skaičiau LRT tinklalapyje, Eskadar, turbūt žinomos Etiopės, kuri gyvena Lietuvoje, nuvažiavo į Etiopiją. Ten rašo, kad kavos gamintojas uždirba $1 per dieną. Tai ne dėl to, kad kažkas būtų labai blogas, o dėl to, kad tas gamintojas nesugeba pasinaudoti moderniom technologijom, neturi socialinių įgūdžių, nesikooperuoja, į rinką ateina vienas ir jis nepasistumdys su kokia nors korporacija, o jeigu jis ateitų kaip grupė gamintojų, jis uždirbtų bent jau gal $10, o ne vieną. Tai procesas jisai vyksta ir jis neįsvengiamai vyksta ir Lietuvoje. Negaliu neįsiterpęs. Tai jūs norit pasakyti dabar, kad vienu žodžiu tos technologijos gamybinės kažkur tai įtakoja mano laimę? Sudaro galimybės. Ir pasinaudos ar nepasinaudos. Ir grįžtų prie to pradinio skaičiaus 1 ir 300, tai tada tas vienas, jisai tampa labai svarbus kaip ekonominis vienetas, jo kaprizai. Ar jisai, išgėręs kavos darbo vietoje, ar turi kur automobilį pasistatyti, ar gerai sutarė šeimoje, kas jau nedarbo sritis. O visą šitą kaip apibendrinsim? Labai paprastų žodžių. Ar jisai yra laimingas? Ir jo laimingumas tapo reikšminga gamybinė jėga. Ir kas laimės ekonomikos, kur pagrindas. Yra nuostata, kad laimingi žmonės sugeba daugiau sukurti. Bet, kame svarbu, jie sugeba daugiau sukurti modernioje gamyboje. Su kastuvu, kai jis kasa, tai ar jis laimingas, ar mažiau laimingas, ten užtektų klausimų, ar jis pavalgęs. Tai ir rodo, kad Lietuva pereina į kitą gamybos lygį, į kitas technologijas. Tiesiog aš jums galiu, jums, žiūrovams, per seniausiai neįvardinsiu nei įmonės, tiesiog buvau vieno įmonėj,
sėdmaišiai, ant kurių susėdę pusiau žaidžia, pusiau plepa su savo išmaniaisiais įrenginiais, virtuvėlė, kur užsakytas maistas, kiek nori, tiek gali visokiausio maisto valgyti, kavos galėjo ten iš vis niekai gali gerti, kiek tik nori, visoks sveikatos draudimas, atostogų sąlygų sudarimas ir taip toliau, nekalbant apie tikrai didelius atlyginimus. Tai regis, kodėl visa tai daroma? Galim pasakyti, šitas savininkas ar savininkai yra labai tokie geri, bet jaučiate, kad negerumas. Jiems rūpi, kad jų darbuotojas būtų viskuo patenkintas, o apibendrinant sakant, laimingas. Ir todėl, kada mes kalbame jau apie Lietuvą, neatsitiktinai jauni žmonės atsidūrė toje grupėje. Nes akivaizdu, kad daug, prisipažinkime, ir mes visi trys jau truputį kito išsilavinimo, kitų gebėjimų ir matyt ne taip sugebėsime savo gebėjimus parduoti, kaip tie jauni žmonės, kuriems šiandien, aš su studentais bendrauju, tai pasakymas, 2000 tai čia turi būti minimumas atlyginimus, su mažesniu aš neįsiu dirbti. O jūs galite pagal savo pažįstamus, nes atvažiuojate dažnai į Vilnių iš Varėnos. Švienkėmio. Tai tenai pasiūlius kam nors, tai sakytų, tai čia fantastiniai pinigai, tai čia nuostabu. Tai va dėl to ir kalbame apie laimės ekonomiką, nes jinai sujungia žmogaus savijautą, jos vertinimus ir bendrą ekonominės situacijos vertinimą. Jo, gerai, kad kalbėdamas apie 2000 pajamas ir žiūrite į mane. Gerai, visą laiką. Gal perduosiu tą mintį. Gerai, bet čia būtų klausimas vis tik tai Raimundui. Kadangi mokydamasis ekonomiką, aš dar mokiausi darbo psichologiją, buvo toks dalykas, tai šiek tiek, bet pati dabar psichologinė, laimė tai psichologinė būsena, vis tiek, Raimundai, pamėginkit man su ekonomika surišti, kad tie žmonės, kurie mažės tą laidą ir va taip paprastai žodžiai suprastų, apie ką mes šnekam. Man vis tiek taip sunkiai suvedu iš tų rodiklių, kaip tas žmogus pasidaro laimingas ir mes taip kylam pasaulyje į viršų, su tuo laimės indeksu savo. Kodėl tas vyksta, kad mes vis laimingėjom čia per iš 42 vietos į 20. Vykti ant gatvės, jau čia Gediminas buvo pasakęs, kad rinkimų metas trimituoja, jeigu valdžia, kad šitaip staigiai mes čia laimingi pasidarėm. Nėra, taip yra. Man labiau patinka tai, kad ta savoka, kurią antikos graikai naudoja šitam kontekste, tai eudamonija. Sunkiai išverčiamas toks dalykas, bet būtų kažkokia samplaika gyvenimo pilnatvės, gyvenimo prasmės. Tai va čia jau pereinam į tą filosofinę, psichologinę, tokią sociologinę dimensijas. Kas daro jūsų gyvenimą pilnaverčiu? Ne tai, kad, kaip dažnai įsivaizduojama, paviršutiniškai, tai yra kažkoks malonumų maksimizavimas, nemalonumų minimizavimas. Toks primityvusis utilitarizmas, pavadinkim taip. Ne, tai yra ta prasmės ir pilnatvės dimensija. Kitaip tariant, graikai sakydavo, kada gyvenimas pavykęs? Tai kai mirties patale nusišypsai, o ne priekaištauji savo, kad kažką net nesėkmingai čia nugyvenai ir pridarėjai daug blogų dalykų. Taip, galbūt buvo tau sunku auginti vaikus, bet tu juos auginai. Čia yra pilnatvės dalykas. Taip? Galbūt tu nevengiai kai kada sunkių fizinių darbų, nes reikėjo juos padaryti. O prasmės dalykas, čia jau ir Nyčė apie tai kalbėjo filosofas, kad iš tikrųjų mes gali būti daug prasmės nemaloniuose dalykuose, mažai prasmės maloniuose dalykuose, kas yra šiuolaikinė turbūt, šiuolaikinis fenomenas, kad žmonės dažnai ieško paviršutiniškų, tokių trumpalaikių pasitenkinimo šaltinių, kurie išvirsta galiausiai, atsisuka prieš pačius juos. Tarkim, daug žmonių malšina stresą pirkimais. Nepaslaptis. Nepasiseka kažkas, tai eisiu nusipirksiu ką nors, pasidžiaugsiu naujų telefonų ir kažkokių kitokių žaislų. Paprastai tas daroma iš skolintų pinigų.
tada tu užsikrauni ant savęs kažkokios skolos naštą, skola tau sukuria stresą, tau reikia galvoti, kaip čia dabar nevėluoti su mokėjimais ir visa kita, keičiasi gyvenimo aplinkybės, žmonės kartais praranda darbus, tos skolos jos užspaudžia. Na, tai čia yra pamokos iš kaip sakant, senovės graikų ir modernių filosofų, kaip pasiekti tą gyvenimo pilnatvę, neieškoti to paviršutiniškų. Na, tai paprastai šitie dalykai ateina kažkaip, netgi neskaičius knygų, tokiam amžiui kaip mūsų turbūt, jau čia 50-60, pradedi suprasti, pradedi tapti išminčių, savotiškų, pradedi apibendrinti, kas veikia gyvenime, kas neveikia, pasižiūri, ką kitaip galėjai daryti. Na, tai visa tai yra, sakau, nesuvokim, kad čia laimės ekonomika yra kažkoks 500 metų senumo mokslas. Ne, jisai buvo lipdomas nuo antikos laikų ir dar seniau, nes žmonės jau tada turėjo savoką, kas vienaip ar kitaip išreikšti laimę ar nelaimę. Tai mokslu tai tapo tik tai, kai statistikos daug atsirado ir atsirado tas fenomenas, tas laimės paradokso vadinamo, kai buvo pastebėta, kad pajamų didėja, o laimės ne. Kodėl atsiranda ta takoskyra? Kas čia tai lėmė? Nu ir tada jau atsirado filosofavimai, kad statuso dalykai labai svarbus, kad statusas ribotas išteklius, jeigu tu kažką aplenkiai, kažkas nusileis žemyn. Tai, kaip sakant, statusas bendrai tu jo nepadauginsi. Reiškias, ar ta hedoninė adaptacija vadinamoji, ką minėjau, kad pirkimai, kažkokie malonumai veikia trumpą laiką. Po to tu prie jų prisitaikai, reiškias, ir sakau, kaip laimė, prašo dažnai vienu sakiniu įvardinti, sakau, skirtumas tarp realybės ir lūkesčių. Tai reiškias, abu, jeigu panašių tempų kyla, tai laimės nedaugės, jeigu tavo lūkesčiai irgi didėja su tavo, tarkim, materialinio išsivystymo lygiu. Tai trumpai, jeigu tokia būtų genezė, kaip čia ta laimės ekonomika, iš kur evoliucionavo ir kokias išvadas mums siūlo. Gerai, bet tada klausimas man būtų vis tik tai Gediminui, kad grįžtam prie to savo konkrečios situacijos. Va dabar Raimondas įvardė, kad žmogus lyg tai norėdamas jausis laimingas, kažkaip atsipalaiduoti, jis kažką turi atsipirkti, palaukit, jis gali ir išgerti alkoholinių gėrimų ir narkotikus naudoti, bet jeigu taip būtent supras pagal tą laimę nuo pabėgimų ir kažkokio tai nusipirkimo daikto, tai čia mes labai, ta vartotojiška visuomenė, čia tai idealas pradeda kažkur, tai man tokia mintis į tą pusę pradeda linkti, iš vienos pusės atsipalaiduoju, kad ar ten alkoholio ar narkotikas, iš kitos apsipirkau, vartotojiškos visuomenės ir tada man biškį pasidėliokit į vietą. Jaunimo tarpe labai populiarėja, kuris skaito laimingai, būtent Laisvės partijos, kalbam rinkiminiais metais, ideologinės tos visos vertybės, kaip jeigu tą žodį norit pasakysiu, o tie visi pagyvenę žmonės berods, kurie 44 vietoj pagal tą laimės indeksą. Tai kiekvieną žodžiu vis tik tai suveskit, man detalizuokit. Aš tada išklausęs Raimundų suprantu, kad tas jaunimas, kurie skiriasi, jūs ir pats paminėjot, ta pasaulėžiūra mūsų ir jų ten, ar mūsų ir jų ten, bet tai tada sudėliokit visus tuos dalykus, kodėl tie 44 vietoj tie senimas. Mes dar kitokio visiškai mąstymo, ar čia tas formavo kažkur tai visuomenė per tą eigą, apie ką mes čia šnekam, visiškai kitokius žmonės. Tai daug klausimų, bet turbūt galima visus po truputį ir atsakyti. Pirmiausiai, sutapatinti jaunimą ir Laisvės partiją, tai nemanyčiau, kad tai labai, pagristas teiginys. Gal tendencijos? Net ir apie tendencijas, todėl, kad kaip bebūtų, galim pažiūrėti, kad tai partija, kuri, staigiai iššoko, sunku pasakyti, kas bus su ją toliau, bet palaikymo lygis, reitingas yra apie 5%. Vadinasi, iš 20 žmonių, vienas žmogus, vienas balsuojantis, galbūt balsuos už šitą partiją. Tai manyti, kad mes galim, žinoma, kalbėti apie tai, bet platesniam kontekste tai nėra žymus įvykis. Kitas dalykas, ką jūs irgi paminėjot, kad
ir užsiminėt netgi apie tai šiek tiek ir manau, kad žiūrovai irgi dalis jų sutapatina laimę su malonumu. Tai jau apie tai kalbėjome, kad tai nėra teisingas sutapatinimas. Kad laimė ir malonumas, taip, svarbu turėti kasdieninių malonumų. Bet, pavyzdžiui, laisva prieiga prie narkotikų, kiti sprendimai, jie perspektyvoje laimės nedidina, nes priklausomybė tikrai nėra laimės požymis. Ir čia jau aš galiu remtis ir Lietuvos tyrimais. Žmonės turintys priklausomybę pagal laimės indeksą, aišku, kalbu apie grupės, kas irgi labai svarbu, jeigu kas nors nori pasakyti, aš pažįstu vieną ten, sakysim, narkomaną, alkoholiką ir prasilošusi, kuris be galo laimingas. Taip, tikrai toksai gali būti, bet jeigu lyginsime... Tai kad ne vieną, daugiau priskaičiuoti. Bet jeigu lyginsim grupės, tai laimės lygis žmonių turinčių priklausomybę grupėje bus pastebimai žemesnis negu toje grupėje, kuri neturi priklausomybių. Tai čia kaip ir vienas atsakymas. Kitas vėlgi Lietuvos tyrimais galima remtis ir galbūt taip praktiškas pasakymas mūsų vėlgi žiūrovams, kad iš esmės yra 3 būdai išleisti pinigus. Ir kažkodėl tai labai mėgstama, kalbant apie laimę, kalbėti apie daiktus. Kad jeigu nusipirksiu tiek tai daiktų, tai be abejo bus smagu. Tegu ir spintoje ten ne pas visus telpa jau rūbai, batai ir dar kažkas tai. Bet yra ir kiti būdai išleisti pinigus. Galima pirkti ne daiktus, o įspūdžius. Galima keliauti, į teatrą nueiti. Čia dažnai nereikia daug pinigų, galima tiesiog pasižiūrėti į saulėtekį arba saulėlydį. Ir yra dar būdas pirkti santykius. Kartais sekasi, kartais nusivili tokia investicija. O geriausias būdas yra pirkti kompetencijas. Jeigu investuoja žmogus į save, į savo išsilavinimą, į savo žinias, ir jeigu dar teikia tai malonumo, ir jeigu dar įtraukia kažką, tai yra tobuliausias būdas panaudoti pinigus, ir šitie žmonės, kurie šitaip investuoja, yra laimingiausi. Tai vėlgi kalbu, noriu pabrėžti šitą, kad 3 kartus jau pabrėžiau ir dabar bus 4 kartas, kad kada kalbame apie indeksą, tai kalbame apie laimės indeksą, kalbame apie žmonių grupės, mes apie jas ir kalbame, apie jaunimą, apie vyresnius žmonės, o ne apie atskirą žmogų. Visada galima rasti pavyzdį, kad atskiras žmogus kitaip savo gyvenimą sutvarkė, bet grupės dėsniai yra neapeinami. Ir todėl, kaip pavyzdį, dar tiesiog vieną knygą paminėsiu, kur rodo problemą to bendresnio vertybių tikslo nesuvokimo. Tai yra vienas kita knyga, tokia gana paprasta, neminėsiu nei autoriaus, nei viso siužeto, jinai serga. Ir apie ką jisai svajoja. Kad kaip būtų nuostabu, jeigu jinai pasveiktų, vienai dienai tik tai, ir jie galėtų nuvažiuoti, regis ten kažkur į Šveicariją, ir užeiti į restoraną, kur jie kažkada tai, kai buvo sveiki, lankėsi, ir ten labai skaniai pavalgyti, nes jie tada labai skaniai valgė. Ir tai buvo kažkoks ypatingas įvykis jų gyvenime. Tai man šita vieta gana graudi, kad žmonės, kurie kaip ten jau liga, kad tokia, kad turbūt knyga nesibaigia, kad jinai išeina, bet kaip ir užuomina. Ir jų tikslas pavalgyti. Skaniai. Tai jaučiate, kad va šitas tikslas ir jisai, galbūt čia vienas iš atsakymų, kodėl mes turime kai kurias problemas ne tik Lietuvoje, bet ir iš vis Europoje, kad tikslas labai dažnai liko skaniai pavalgyti. Gerai, o laimė jisai, žinokit, nedaug duoda. Jo, čia turėjo nuskambėti Gedimino Navaičio knygos reklama, čia kaip sakyti. Gerai, bet kokiu atveju, gerbiamas Raimundai, jums klausimas. Gediminas paminėjo, bet nedetalizavo. Vis tik tai išskirkim, kad miestas yra ir kaimas, tas savo ten yra jaunimas ir pagyvenę žmonės. Ir sutikit, bet gal kad neatrodytum čia seni bambekliai, vis tik tai mano tokių subjektyvių pastebėjimų. Tie pagyvenę žmonės vis tiek turi didesnį pareigos jausmą, lyginant su jaunimu, gal ten yra, nežinau,
dar visada išskiriama aukštasis išsilavinimas, žemesnis išsilavinimas visuose. Ar galėtų šitų būtent pakomentuoti visas tas rodiklius dabartinis Lietuvos? Taip, tai kas laimės ekonomika mokslų daro, tai gausybė duomenų, kurie atsirado 20 amžiui, apimant ir tas charakteristikas, bruožus, kuriuos jūs minėjote, kaip ta laimė kinta amžiaus, reiškia, bėgant amžiui ir panašiai, pagal socioekonominius statusus, išsilavinimą ir visą kitą. Na tai paimkim, tarkim, amžių. Ten pastebimas toksai apverstos U raidės tokia trajektorija, kad jaunas žmogus paprastai būna laimingas, po to didėja streso lygis ties 45 metais yra pikas to, ką mes vadiname vidurio amžiaus krizė, jinai iš tikrųjų egzistuoja anot laimės ekonomikos, nes tai yra toks laikotarpis, kai yra daug nerimo, tu dar nežinai, kuo čia viskas baigsis, atsirado kažkokie vaikai, atsirado kažkokios paskolos už būstą, tau reikia, paspaudžia tau smegenis. Jeigu tu tos 45 metus prašoki, reiškia sėkmingai, po to laimės daugėja, nes, vėlgi, senesni žmonės jau mato, kad, ačiū Dievui, didelė dalis gyvenimo nugyventa, prisimenami paprastai malonūs dalykai, o ne kažkokies blogesni užsimiršta, ten visokios blokados, trūkumai ir visą kitą pradedi tai žiūrėti kaip gyvenimo patirtį kažkokią, o ne prisiminti tai kažkokiu labai blogų kampų. Kažkokie anūkai pradeda atsirasti, augti ir tu pradeda atrasti tą gyvenimo pilnatvę, kad tau jau tvarkoj, ta pensija gal čia nėra didelė, Lietuvos čia specifika, aišku, yra unikaliai, čia kita tema gal, bet tas gyvulių ūkis lemia, kad mūsų vaikai pavogia iš savo tėvų apie 3 milijardus kasmet, reiškias, pensijų pavydalų, nes mes pensijom ten skiriam 6% buvo apie Europos vidurkis, apie 11, tai ir susidaro, tai 3 milijardai. Tai mūsų pensininkai galėtų gyventi laimingiau ir tikrai neužimtos 44 vietos, jeigu jie dar turėtų pinigų kelionėms, kaip kokie vokiečiai ir šveicarai, ir panašiems dalykams. Tai dažnam dabar tenka dirbti, nebeturint jau jėgų noro, nes tu negali išeiti į pensiją, tavo ištekliai to neleidžia. Tai čia šitie dalykai irgi, kaip sakant, laimės ekonomika juos rodo, tie visi pasilyginimai, jie tuo ir vertingi, nes jie leidžia identifikuoti anomalijas, nes lyg ir pensininkai turėtų būti laimingi, tokie beveik laimingi kaip jaunimas, kuris dar neturi didelių rūpesčių. Bet jeigu taip nėra, tai tu gali ieškoti, kokius priežastis lemia visą šitą atsilikimą, tarkim, nuo kažkokių ten skandinavų ar nuo kokių tų pačių vokiečių. Tai kitas svarbus dalykas tai yra tas socialinis saugumas. Ar tu bijai, kad jeigu tu susirgsi, sveikatos apsaugos sistema tau padės, nepadės, tu turi ten blato, kyšių, pinigų kyšiams ar ne. Tai čia skandinavai tos dalykus yra puikiai susitvarkę, ten niekam nešauna į galvą dėl to sukti savo galvą. Nes sveikatos apsauga, švietimas veikia puikiai, užimtumas yra didelis, užimtumas pats yra socialinės apsaugos sistema, nes dar Reiganas sakė, kad nieko nėra geriau, kaip geras darbas šitoj srity. Tai vėlgi, sakau, labai daug naudingos informacijos politikos vykdymui. Kur sekasi, kur nesiseka, tvarkoja. Jaunimas smagu, kad taip yra, bet ten dar svarbus labai būna ne tik lygis, kuriame tu esi, bet ir pokyčio kryptis. Netgi rinkimus prognozuojant, daug statistikų sako, kad jeigu yra, tarkim, didelė bedarbystė, bet jin pradėjo prieš rinkimus mažėti, žmonės gauna viltį, kad viskas tvarkosi, kad ekonomika tvarkosi, tai galima laimėti rinkimus netgi su didelė bedarbystė, jeigu jinai pasuko savo kryptį. Tai visus šitos dalykus, sakau, duomenų, tampa tokie didžiulių duomenų mokslų savotiškų, kur tu tikrai gali susirasti labai daug įdomių tokių koreliacijų, įdomių tokių įžvalgų iš, sakau, pasilyginimo su savim praeityje ir su kitom šalim.
Čia, žiūrėt, Raimono klausytojui patiko tai jo pasakymas, sako, iš kažkokie vaikai, kažkokie anūkai atsiranda, iš kur jie ten imas pas mus. Bet paminėjo dar tą sveikatos apsaugą, sako, kyšių reikia, tai plaukit, skaičiau konstitucijoje, tai kad nemokama lyg tai pas mus šitie dalykai. Bet gerai, jeigu surimtėjus, tai Gediminai, ar galėtumėt palyginti, kai jau Raimondas užkabino, kad Skandinavijos šalim su kitom valstybėm, tos mūsų viena pirma vieta, 44 ir bendroji, tas mūsų atsiradimas toj 20 vietoje, kas mus lenkia ir kodėl jūsų manimo tos šalys, kurios mus aplenkia, arba šituose, jos yra laimingesnės ir aukščiau stovinti ir kodėl mes aplenkėm tokį šuolį padarantis kitas, va čia tas priežastis, norėčiau žinoti, pat jūsų matymui. Nebūtų taip jau paprasta, bet kryptis yra aiški. Ir apie tą kryptį nuo pat pradžių mes maždaug ir kalbame, kad kas yra investuojama į žmogaus gerovę ir kaip ta gerovė yra kuriama. Nes kalbant net ir apie valstybę, labai dažnai politikai kalba, kad kažką tai padarysime ir dar uždirbsime pinigų. Tai labai gerai, bet klausimas neužduodamas, kur tuos pinigus dėsime. Dabar bent jau politikai atsako, kad ten į socialinę apsaugą, kalba apie mokytojų atlyginimo augimą, nurodo kryptis, kurios jau netiesiogiai naujus pinigus atneš. Nes jeigu gerės švietimas, tai natūralu, kad ir jisai šiaip taip yra ganėtinai aukštam lygiai Lietuvoje. Tai irgi reikia pripažinti, visai kritikuojant. Tai todėl, aš truputį vėlgi galvodamas apie žiūrovus, ir apie tai, ką mes netiesiogiai vis paliečiame apie vyresnio amžiaus žmonės, kad galvoti, taip, turėtume tikėtis, kad pokytis ir pensijų srityje bus link teisingesnio perskirstimo, nes tai yra perskirstimas. Ir kiti gal ir medicinos srityje galima, nes atsiranda geresnių vaistų ir kitokių sprendimų. Bet šis tas ir priklauso nuo žmogaus ir man, kas gražu, kad laimės ekonomika, jinai siūlydama sprendimus ekonominėme lygyje, jinai, bent jau tai pasakyčiau, bendradarbiauja su psichologiniais sprendimais atskiro žmogaus lygyje. Tai aš tiesiog manau, kad pensininkai žiūrintis mūsų laidą galės pasinaudoti galbūt kai kurie ryšys vienu įdomiu tyrimu. Tyrimas iš pirmo žvilgsnio labai paprastas, sukviečiama didelė grupė žmonių ir prašoma aprašyti savo gyvenimą. Tokį ne CV parašyti, bet ne tą darbdaviui prisistatymą, bet tokį poros puslapių rašinį mano gyvenimas tema. Nenuostabu, kad jaunimo rašiniai skiriasi nuo vyresnio amžiaus žmonių rašinių. Būtų labai keista, kad 20-metis rašytų taip kaip 70-metis. Jaunimas rašo tokiu būdu, kad iš pradžių viskas pasakojimas, didžioji dalis, schema tokia, iš pradžių viskas gerai, po to prasideda kažkokia sumaištis, tarsi paauglystė, nesusipratimai, o po to, jie visi įsprendžiami ir prasideda kažkas tai džiugaus. Kaip rašo didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių, kad iš pradžių viskas gerai, viskas taip, o po to ateina kažkoks vilčių žlugimo laikotarpis, viskas blogai. Tai toliau kas vyksta. Toliau eksperimentatorius šituos principus išdėsto, jau padalinęs tyriamuosius į dvi grupės ir griežtai liepia vyresniemsiams perrašyti savo gyvenimą pagal jaunimo komedijos, taip pasakyčiau, taisyklės, o jaunimui pagal senatvinio niurzgėjimo taisyklės. O po to, kaip ir dera, visi gauna ten kažkokį tai suvenyrą ir tyrimas baigtas. Po to juos surenka po pusmečio. Jaunimo grupėje nėra nei vieno, kuris rašytų apie savo gyvenimą pagal senatvišką niurzgėjimą. Vyresnioje grupėje 3/4 vėl grįžo prie aprašinėjimo, kad kaip buvo gerai ir kaip dabar viskas blogai. Bet 1/4
Jisai aprašo savo gyvenimą pagal jaunatviško pasakojimo taisyklės. Jeigu jie tik aprašytų, tai aš čia ką man jums pasakoti. Nu, išmokė žmonės rašyti. Ne, kas svarbiau, pasikeitė jų socialiniai santykiai, atsirado daugiau draugų, o kas dar įdomiau, jų sveikatos rodikliai pagerėjo. Spaudimas sumažėjo, daug vyresnių žmonių tai turi tų problemų, cukraus kiekis kraujyje, diabeto, nu, kur rasi dar efektyvesnį metodą pagerinti sveikatą. Tai aš labai kviečiu tada tuos pensininkus, kurie klausė šitos laidos, padaryti tą eksperimentą, aprašyti savo gyvenimą pagal jaunatvišką rašymo taisyklę. Tai jeigu mes daugiau, čia platesnis atsakymas, jeigu mes daugiau investuotume į tam tikrą žmonių ugdymą, tai turėtume ir geresnį rezultatą. O čia jau galima pereiti prie bendresnių ekonominių dėsnių. Juk jeigu šiandien bet kas prie kompiuterio atsisės ir paieškos coachingo, asmenybės treningo, jogos, kokių tik nori kursų, jų bent Vilniuje ir kituose miestuose, garantuoju, kad jų tikrai bus. Ir tada mano paprastas klausimas. Jeigu žmonėms taip reikia, tai kodėl formalaus ugdymo sistema šito nieko neturi? Nei vidurinėje mokykloje, nei universitetuose. Tiesiog, jinai dar netėjo iki laimės ekonomikos, kada nors ateis. Kadangi mūsų laikas jau artėja į pabaigą, tai vis tiek man norėčiau, Raimundai, jūsų komentaro tokio. Ar ne per didelis skirtumas vis tik tai tų paminėtų mūsų jaunimo ir vienu žodžiu grupių ir suaugusių tų seniorų, kai vieni pirmoji vietoje, kiti ten 44-oji, tai kas čia Lietuvoje vis tik tai yra. Ir čia jau Gediminas paminėjo, ir iš konteksto išeina ten kai kurie matymai, bet jūsų matymai vis tik tai per daug didelis skirtumas. Tai vieną priežastį jau minėjau, tiesiog materialinė padėtis mūsų pensininkų nepelnytai prasta, palyginus su Europos vidurkiu, kurį minėjau, kaip sakant, vos net dvigubai daugiau skiria pensijom negu mes. Čia gyvuliukė pasekmės, sakau, atskiros temos nusipelnantis dalykas. Bet pratęsiant profesoriaus mintį apie tos gyvenimo įgūdžius, kurie lik ir yra jau mokyklose, klausimas, ką mes ten sudedam į tos gyvenimo įgūdžių programas. Tai šito emocinio kapitalo ugdymas yra pats svarbiausias gyvenimo įgūdis, turbūt sutiksim. Tai yra mokėti tvarkytis su krizėm, su stresu, neimti daug dalykų į galvą, kurie galbūt pasibaigs patys natūralia tėkme. Tai šičia yra tokie receptai, kuriuos būtų gerai atrasti kuo anksčiau gyvenime. Nes, sakau, išmintis ateisint su laiku, čia laiko funkcija, nieko nepadarysi, reiškės, bet tie dalykai būtų gerai, kad ateitų anksčiau. Aš atsimenu tokią socialinę reklamą, čia prieš kelis metus Vilniaus gatvėse buvo plakatai tokie, kad socialinė reklama prieš savižudybės, kad maždaug suraukta nosim jaunuolis, ir parašyta, ką per daug įsipylė cukraus į kavą. Tai žinoma tragedija. Tai tikrai tai nėra tragedijos, ypač dabar turint, sakau, Ukrainos visą kontekstą, mes turėtume būti laimingi kaip nežinau kas. Tol, kol nekrenta ant galvos bombos, kol galim čia taikiai gyventi, be kažkokių didelių dalykų. Reiškia, tokio tipo iššūkių, nes jų negalima irgi atmesti. Pasaulis, kaip sakant, didžiąją dalį laiko kariauja, šiaip jau nėra taikos būklei. Tai mes turėtume tą kaip duotybę suvokti ir džiaugtis kiekvieną taikos minutę, aišku, ruoštis tos taikos tėvynės apsaugojimui, kaip tik įmanoma. Bet nereikia irgi pasiduoti panikai kažkaip tai, kaip čia dabar irgi daug žmonių taip užsikrečia, kad čia kažkokiam slogiom nuotaikom, matome tą rinkose įvairiuose, nekilnojamo turto, ar kažkokie žmonės perka kažkokius būstus kažkur užsienyje. Tai žinoma, kad tai turi ekonominės pasekmes, tie pesimizmai tampa savaime išsipildančio pranašystę dažnai ir tas kenkia ekonomikai. Tai valdykit savo emocinį intelektą. Čia yra pati geriausia, kaip profesorius sakė, investicija, nors pas mus labai mėgstama susiaurinti investicijas iki kažkokio akcijų, aukso ar panašių dalykų.
mes turime investuoti į visus kapitalus, gamtinį, socialinį, savo ryšius, savo emocinį kapitalą, savo žmogišką kapitalą, žinias galvoje, sveikatą ir panašius dalykus. O visa kita yra antraeiliai reikalai, kurie paprastai susitvarko patys, kai tu investuoji į šitos platesnius kapitalus. Gerai, dėkui Raimondui ir dėkui už tą pasakymą ir pastebėjimą, galbūt dėl šito visą laiką įtampos, dėl karo kurstymo, kur aš manau tikrai daugam iš pagyvenusių ir iš jaunimo pakankamai trumpina gyvenimą. Ir praėjusią savaitę čia kalbėjom visai kitą temą, Antanas Valionis, buvęs mūsų užsienio reikalų ministras, kada mes stojom į NATO, stojom į Europos Sąjungą, pasakė taip, padėkokim Ukrainai, kad jinai mums davė 12 metų, kur čia dar karo neturėtų būti. Aišku, nesuabsoliutinant, bet paskutinis klausimas, Gediminai, galbūt jums, arba komentaras jūsų norėt, kadangi nesenai teko skaityti knygą žmogaus autorius, kuris slaugydavo tuos žmonės, kuriem būdavo likę nedaug gyventi. Vienu žodžiu, ten slaugos namuose ir savo matymus, kuris aprašė knygų ir skyrė tuos kelis tokius punktus, ko žmonės prieš mirtį gailėdamas, nes čia ten biški kažką Raimondas panašaus buvo palietęs. Tai paprastai išskyrė gal kelis punktus, iš kurių dabar, kiek iš atminties bandau atgaminti, tai labiausia graužiaus, kad aš nebuvau savim ir stengiaus būti toks, kokį iš manęs laukė. Visi antras, kad nesistengiau, per daug dirbau, buvo įvardinta savo gyvenime, kaip dabar mąstau, ir per mažai bendravau su savo draugais ir per mažai sakiau gražių žodžių. Tai va, šitam kontekste pabaikit mūsų šitą pokalbį. Tai tiesiog nėra ką pridėti, nes jūs pasakėte viską, kas galėtų didinti žmonių laimę. Ir kas, sakyčiau, graudžiai juokinga, kad turbūt kiekvienas tai žino. Tai nėra kažkoks, padarėm atradimą. Tačiau dėl keiščiausių įpročių nepritaiko tai savo, čia sako, čia filosofija. O tuo tarpu, kodėl filosofija negalioja jo gyvenime, galioja visam pasauliui, visato sandarai, o jo gyvenime filosofija negalioja. Panašiai. Tai aš tiesiog, žinot, kadangi vis tiek jūs to sakysit, kad jau čia laikas baigėsi, tai aš jums man patikusią masonišką išmintį, čia noriu pacituoti. Ten labai žavus man pasirodė patarimas, kad jeigu dėl ko nors labai pergyvenate, dėl kažko labai rūpinatės, užduokit savo paprastą klausimą. Ar kai ateis jūsų paskutinė valanda, dėl to irgi pergyvensit? Jeigu taip, tai tada pergyvenkit ir dabar. O jeigu ne, tai nesukit savo galvos. Atėjo, praėjo. Tai galbūt kartais verta pažiūrėti įvairių etikos sistemų kūrėjus, nes tos sistemos jos mums pasiūlo kai kokius orientyrus. Galim tos orientyrus priimti, galim nepriimti, bet kartais, truputėlį verta kilstelėti žvilgsnį nuo to daiktų pasaulio šiek tiek aukščiau ir pagalvoti, ar negalim iš ten ko nors paimti savo kasdieniniam gyvenimui. Ir tarp kitko, dar vienas iš patarimų srities, gal čia per daug patarinėjau, bet labai paprastas tarsi būdas ir kurį galėtų vėlgi mūsų žiūrovai panaudoti, užduodami savo klausimą, kad tie žmonės, kurie pagal tyrimus atsiduria laimingesnių grupėje, jie pasižymi tuo, kad jie turi kažkokį tikslą, nesiginčykime, ar jis prasmingas ar neprasmingas, bet bent jau ilgalaikis. Ir gali savo atsakyti į klausimą, kaip gyvens po 5 metų, jeigu viskas susidės taip gerai, kaip tai gali būti. Ir šalia to jie turi kasdieninių malonumų ir kasdieninio fizinio aktyvumo ir bendravimo su kitais žmonėmis. Atrodo taip paprasta. Pamėginkime padaryti, nesuverskime visko valdžiai, kad jinai turi viskuo pasirūpinti. Aišku, rinkimų metai, reikia ir jai priminti, kad jinai turi rūpintis. Apibendrinant, jeigu likimas yra siūlas tarp Dievo ir manęs, tai vieną galą laiko Dievas, bet kitas ar pas mane irgi yra. Gerai, bet kokiu atveju mūsų laikas pasibaigė, tai labai noriu padėkoti gerbiamam Gediminui, gerbiamam Raimondui už tai, kad radot laikos, kad atėjot, kad išsakėt savo mintis. Ir
Padėkosiu taip pat, kad jums, kad žiūrėjom ir noriu tikėtis, kad tikrai mūsų pokalbis buvo įdomus ir kažką davė. Iki sekančių susitikimų.